Pierwsza rozmowa w Radiu z Nadwili. Salon Polityczny. Zaprasza Małgorzata Kozicz. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Audronius Ažubalis, poseł na Sejm, konserwatysta, były minister spraw zagranicznych. Labas rytas. Labas rytas. Viename iš savo įrašų Facebook'e minite Lenkų istoriką Vaclavą Studnickį ir naudojate dvigubą V, rašydamas jo vardą. Ar tai reiškia, kad jeigu šiandien būtų balsavimas Seime, tai jau nebesusilaikytumėte nuo balsavimo, o būtumėte už originalią pavardžių rašybą? Kadangi tai yra knyga lenkiškai parašyta, ir parašyta ne Lietuvoje spausdinta, tai aš gerbdamas originalą rašau taip, kaip reikia. O Lietuvos piliečių originalių pavardžių nereikia? Matot, Lietuvos piliečiai turi gyventi pagal Lietuvos įstatymus. Čia nieko aš naujo nepasakysiu. Lietuvos piliečiai turi gerbti Lietuvos konstituciją. Ir Lietuvos piliečiai turi gerbti valstybinę kalbą, tai čia yra paprasti dalykai. Dabar įsivaizduokim tai, kad, paimkim kokią valstybę, panašią dydžio ar panašią Daniją. Tai Danija, jeigu kas bandytų reikalauti to, ko nėra apibrėžta įstatymuose, būtent dėl pavardžių rašymo, pavyzdžiui, tai susilauktų griežto ne. Dar daugiau, pavyzdžiui, Danai netgi turi vardų registrą, kur visi vardai yra suregistruoti daniški ir tik tie vardai, ir tik tais vardais gali būti krikštėjami arba suteikiami tie vardai Danijos piliečiams. Tai čia geras pavyzdys. Nei geras, nei blogas. Aš tik sakau, kiekviena valstybė turi savo įstatymus ir tuos įstatymus tiesiog reikia gerbti, o ne bandyti juos, sakykime, pakeisti todėl, kad taip norisi. O todėl, kad Europos teisė taip numato? Ne, nieko nenumato. Klausykit, čia sena diskusija, nieko nenumato, tai yra valstybių narių pasirinkimas. Bet Europos tautinių mažumų teisių konvencija. Ne, čia nieko bendro tai neturi, tai yra nepareigojantis dalykas, o iš esmės galutinis, man atrodo, Strasbūro teismas aiškiai pasakė, buvo ten byla prieš Lietuvą, man atrodo, vienos pilietės. Labai aiškiai pasakė, kad tai yra valstybės pasirinkimas. Dabar ir Lietuvos teismai atskirose bylose leidžia tą... Klausykit, aš manau tokį dalyką. Tai nėra kažkokia problema, aš jos nematau visai. Aš manau, kad tie žmonės, kurie gyvena Lietuvoje ir yra Lietuvos piliečiai, tiesiog turi laikytis Lietuvos įstatymo. O kaip kas ten daro, ar kas kokiais būdais bando patekti per užpakalinės duris, ar kaip, tai čia kągi. Aš manau, kad kuo greičiau mes priimsim kokius nors teisės aktus, pavyzdžiui, kurie bus analogiški, bent aš esu jau už tai asmeniškai, kaip yra Latvijai, tai to bus geriau visiems. O Lenkija leidžia savo piliečiams, lietuviams rašyti pavardės originalo kalbą? O kaip jūs manot, jeigu toliau eiti tada, ar gali su tokia pavardė parašyta žmogus atsidaryti sąskaitą Lenkijos banke? Ne? Ar gali su tokiu diplomu eiti į aukštą mokyklą? Ne. Jis turi būti transkribuotas peršas, nes registrai niekas nepakeista. Aš tik noriu pasakyti, tai yra daugiau Lenkijos reikalas. Ir aš čia nematau, sakykime, nei pliuso, nei minuso. Jeigu Lenkai taip nutarė, jie gali taip daryti. Ir čia yra jų teisė, bet man atrodo, kad lietuvių tautybės gyventojai, kurie gyvena Lenkijoje, tai pasinaudojo, gal šitą teisę galima suskaičiuoti skaičių ant pirštų. Dėl to, kad jis neveikia. Tai gal ir Lietuvoje nepasinaudos, bet teisė kaip... Ne, aš nemanau, kad tai yra produktyvu tai, ką mes dabar kalbam. Tiesiog tai yra, aš pavadinčiau, gal toks žodis yra nykis. Nori žmonės, tegul toliau eina, kovoja, daro. Čiagi jų teisė yra šio požiūriu. O yra valstybė ir aš gerbiu savo konstituciją. Ir aš nematau reikalo dabar bandyti tai konstitucijai sukinėti rankas. Bet vis dėlto ta problema, ji turi įtakos Lietuvos ir Lenkijos santykiams. Aš nemanau, kad tai yra problema. Aš manau, kad tai yra sukurtas klausimas, kuris padeda įsilaikyti, sakykime, ant paviršiaus tam tikroms politinėms jėgoms ir nuolat tą klausimą aštrinant, keliant, rinktis balsų. Čia daugiau nieko nėra. Tie žmonės kažkaip nesirūpina tuo, ko turėtų rūpintis. O kuo turėtų? Turėtų pirmiausia, aš manau, kad rodė ir apklausa, beje, kurią atliko šią vasarą Rytų Europos studijų centras, kad didžiausi iššūkiai Lietuvos pietryčiuose gyvenantiems piliečiams Lietuvos, tai yra ekonominiai, socialiniai. Šį skaičių tų nevardinsiu. Apie didžiausią kriminogeninę situaciją Šalčininkų rajone, apie mažiausias pensijas, apie mažiausią vidutinį darbo užmokestį ir visus apie mažiausias tiesioginės užsienio investicijas.
Tai aš vat ir norėčiau čia paklausti. Va čia kodėl tie žmonės, kurie kelia klausimą ir mano, kad tai yra tikrai klausimas, nesprendžia šitų dalykų. Jie yra vietiniai valdžioj jau daug metų. Aš net nežinau, kaip dabar suskaičiuoti, gal 20 metų. O konservatoriai nacionaliniai valdžioj buvo irgi savo laiku, ar sprendėte tuo metu? Aš galiu pasakyti, tai buvo bandymas 2010-2012 metais buvo parengta Pietryčių Lietuvos paramos programa, aš dabar pavadinimą neatsiminsiu, bet tais skurdo laikais mes galėjom skirti tik tai 5 milijonus litų. Deja, kai atėjo 12 metais kita valdžia šita programa buvo uždaryta, nepratesta, ta prasme. Tai buvo toks nedidelis bandymas. Šiaip tai aš manau, kad iš tikrųjų dėmesio šitam kraštui buvo skirima per mažai. Tai čia nieko aš naujo nepasakysiu. Tiesiog visi galvoja, jie ten kažkaip gyvena, jie ten kažką ten renka, jie ten gyvena, mes čia nesikiškim ir viskas. Ir aš manau, kad tai buvo klaidinga pozicija. Aš atsimenu netgi kažkada, kai dar dirbau ministerijai, teko dalyvauti, buvau pakviestas kaip tik Europos tarybos vėliavą gavo Šalčininkų rajonas, berods už ryšius su užsienio partneriais, savivaldybė. Ir ką jūs manote, atvykstu aš į šventę, viskas labai gražu, tvarkinga, bet aš vienas iš Vilniaus vyriausybės. Gal 10-12 merų iš Lenkijos, iš Austrijos ar Vokietijos, dabar neatsiminsiu iš kur, senatorių. Reiškia, visų yra, o Vilniaus, gerai, aš buvau, viskas tvarkoja, bet ta prasme tiem, kuriem labiausiai priklausytų, ar kurie sprendžia savivaldybių reikalus, kurie sprendžia ūkio, ekonomikos reikalus, tų ministrų ar jų pavaduotojų net nebuvo. Tai aš noriu pasakyti, kad toks ignoravimas arba tiesiog rankos numojimas, kad ten kaip nors. Tai aš manau, kad tai yra klaidinga politika ir jinai turi būti iš esmės keičiama, ką mes ir bandėm daryti ir toliau darysim, kaip jūs žinote, yra pateiktas ir įstatymo projektas dėl Pietryčių Lietuvos ekonominės plėtros fondų prie Vidaus reikalų ministerijos įkūrimo. Bet kiek Laurynas Kasčiūnas aiškino, ten labiau vis tiek kultūriniai dalykai būtų remiami. Ten remiamos bendruomenės, remiami ne tik kultūriniai, ten daugiau dalykų yra. Ir, sakyčiau, eina kalba ir apie investicinius dalykus. Gal jie nėra taip akcentuoti, bet štai pavyzdžiui, žiūrėkit, ūkinio, socialinio ir kultūrinio gyventojų žimtumo plėtoti vienas iš uždavinių. Tai ūkinis, socialinis ir kultūrinis, čia jau yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad žmonės labiausiai dabar nuvilia šiandieniniai Lietuvoje ir ypatingai nuvilia Lietuvos pietryčiuose, kur žmonės pagal tuos tradicinius apibrėžimus turėtų arčiausias sostinės gyventi geriausiai. Deja, nėra taip. Ir aš manau, kad mes turim keistą požiūrį ir pažiūrėsim, kaip dabar naujoji vyriausybė, koalicija, kaip jinai priims šitą užregistruotą įstatymą. Jį galima taisyti, visada galima taisyti. Ir galim sakyti, čia šito nėra. Bet toks taisymas begalinis tik rodys vieną dalyką, liūdės vieną dalyką, kad realiai imtis veiksmų tie ar kiti, nuo kurių priklauso sprendimai, nėra nusiteikę. Pažiūrės. O kada bus pateikimas šito įstatymo? Jis yra užregistruotas tai tik pavasarį, šitą pavasario sesiją, kada kovo 11 prasidės sesija. Žiūrėsim tada, kaip ten buvo. Premjeras Skvernelis jau apsilankė Šalčininkuose. Tai labai gerai. Tai šitie dalykai yra geri. Ir čia nėra tai, kad tai taptų išskirtiniu atveju. Premjeras nuvažiavo į Šalčininkus. O kiek kartų premjerai buvo Mažeikiuose arba, pavyzdžiui, ten kur nors, Jonavoj. Niekam tas nėra. Tai ir čia lygiai taip pat, tai turi tapti rutininiai vizitai, kurie, tiesiog tu privalai, tavo darbo dalis. Važiuok, rūpinkis, kalbėk ir taip toliau. Tai čia mano požiūris yra toks, kad šito regionu iš tikrųjų reikia rūpintis, tuo labiau, kad yra daug ir gerų dalykų. Pavyzdžiui, aš buvau kurį čia savaitgalį Jošiūnų dvare. Ir iš tikrųjų tai ta vieta, kuri labai gerai sutvarkyta, bet jinai turėtų būti žymiai labiau reklamuojama ir kiekvienas vilnietis ir kiekvienas, sakyčiau, tas, kuris domisi Lietuvos istoriją, turi važiuoti, turi žiūrėti, nes ten yra labai, labai įdomių dalykų. Netgi skaitant, kai sėdi namuose ir skaitai knygą, tai yra vienas dalykas. Bet kada nuvažiuoji ir pamatai, kas ten buvo ir kaip buvo, ir dar matai, kiek dar daug nesutvarkyta ten ir Kumetynas, ir Arklydės, ir kiti ten, juk
ten darbo, aš nežinau, kokiam laikui. Tai va, tokiem dalykam irgi turi būti skiriama parama ir žmonės, ypatingai vietiniai, turi žinoti, kad šitie dalykai rūpi visiems. Ne tik ten keliems entuziastams, patriotams, ar kaip jūs be pavadinti. Bet, žodžiu, tos Vilnijos krašto, tarkim, problemos jūsų manimų vis dėlto tos ekonominės. Savo straipsnėje, kuris ir Lenkijoje pasirodė, sakote, kad tautinių mažumų situacija Lietuvoje yra pavyzdinė. Aš taip manau ir dar galiu aš pasakyti taip, reiškia. Štai ir paskutinį kartą, visai nesenai, kaip jūs matėt, Freedom House buvo tyrimai paskelbti, kurie iš principo ką atspindi? Pilietinių ir politinių laisvių lygį. Ir Lietuva berods surinko iš 100 balų, ar ten 91 balą, ar procentą, kaip ten skaičiuoti. Na tai yra pavyzdiniai dalykai ir niekuomet niekas neduotų už tai, nes jie žiūri visus aspektus. Na, bet mes turbūt kalbam ne tokiam kategorijom, kaip, kad, tarkim, Baltarusijoje, kur būtų jau atvirai diskriminuojamos tos tautinės mažumos, o mes norim pasistiepti dar laipteliu aukščiau, paisyti europinių standartų, kuriuos minėjau. Aš nežinau, kas yra europiniai standartai, nes europiniai standartai yra paprasti. Duok žmonėm gyventi, duok laisvai gyventi, kur reikia valstybė, tegul atlieka savo pareigas ir viskas. Išskirtinių teisių reikalauti, aš, pavyzdžiui, taip pasakysiu. Na, aš gimęs augęs 3 kartą Vilniuje. Ir man lygiai toks pat yra, mano draugas buvo Bernardinų gatvėje, aš gyvenau visą gyvenimą, Pilies kerzgatvėje sovietų laikais buvo. Ir buvo Jaša, žydas, ir Saša, rusas, ir Tomikas ar Tolikas, kaip tada aš nebeatsimenu, dabar Lenkas. Jie man visi vienodi. Aš net negaliu pagalvoti, kad, pavyzdžiui, kad vieną kažkurią tautinę bendriją aš imčiau ir skirčius. Ir žinot, va šitie jie gerai, jie kažkaip prie lotynų abėcėlės yra. Jiems šaunu. O jūs tai jūs esat ne, jūs Krilica. Vyrukai jums nieko. Aš tik noriu pasakyti, bet koks davimas, ne privilegijos, išskirtinumo suteikimas vienai ir kitai tautiniai bendrijai, nieko gero neduoda ir netveda prie konsolidacijos. Na, čia mano nuomonė. Pozityvus diskriminavimas, kuris, tarkim, šiuo atveju pagerintų, nežinau, daugiau išsilavinusių žmonių leistų turėti tautiniai mažumai Lenkų, kurie yra... O kodėl dabar negali turėti daugiau... Istoriškai gal taip susiklostė, kad daug žmonių tiesiog buvo, na... O kodėl? Ištremta panašiai kaip ir lietuvių. Tai jie daug buvo ištremti, bet aš manau, kad buvo daromi dar prie sovietų laikais įvairūs eksperimentai, dalykai. Dabar aš čia tikrai nenoriu leisti šitos dalykus. Vienos mokyklos buvo atidarinėjamos, kitos uždarinėjamos, buvo tautinės tam tikros mažumos, ar kaip su ta titulinė nacija tyliai pjūdama. Visokių dalykų buvo. Jeigu pasižiūrėti, atsivers kokį červoną štandarą iš kokių tai laikų prieš 340 metų, galima atsekti įvairių kampanijų. Tai aš tik tai tiek pasakysiu. Žinoma, aš, pavyzdžiui, suinteresuotas, kad Lenkų tautybės jaunimas liktų čia, kad nevažiuotų į Varšuvą, kad liktų čia, mokytųsi, dirbtų ir nepaliktų to savo krašto. Na tai gal... Andrius Kubilius siūlo konkrečiai, pavyzdžiui, suteikti balus už Lenkų kalbos mokėjimą. Yra dalykas, aš tik dabar nepasakysiu, kad aš už ar prieš, aš manau, kad tai įdomus siūlymas ir reikia rimtai apsvarstyti. Galbūt, bet dabar aš nepasakysiu, taip aš už. Aš manau, kad reikia daryti viską, kad tie žmonės, kurie galvoja, kad jie yra kitokie, ar net negalvoja kitokie, o tiesiog yra kitų tautybių, tai kad jie jaustųsi Lietuvoje kaip namuose, tai pagrindinis uždavinys. Todėl, pavyzdžiui, aš labai remčiau jo idėją įkurti Vilniaus muziejų. Net tokia Ryga turi, net ten Talinas. Mes neturim. Jau pasirodo žurnalistai, Edmundas Jakilaitis ir prodiuseris Laurynas Šeškus jau ruošiasi atidaryti tokį muziejų pavasarį. Kol politikai sumastė, jie jau anksčiau pasirodo. Tai virtualų gal kokį? Na, bus realiuose patalpose, bet virtualūs turai ten vyks. Bet kokiu atveju tie dalykai yra geri ir juos reikia skatinti. Pavyzdžiui, lygiai taip pat kaip ir Lenkijos kanalą. Tik aš nesutiksiu nikuomet, kaip kalbama, kad duokim kokį nors ten Poloniją kanalą ir tegul žiūri. Aš manau, kad čia didelė klaida. Turim duoti visuomeninės televizijos kanalą, kur atsispindėtų visi ginčai, debatai, tai, kas vyksta Lenkijoje, Lenkijos politikų požiūris į pasaulį, į tą. Nes jeigu duosim tik tai ten tos kanalus, kur viskas tvarko, šoka Krakoviaką, ar ten eina kažkur, reiškia, ir pasakoja, kur kokie gyveno, kas irgi labai svarbu, ten žymų žmonės ir istorija, tai yra gerai.
Bet tai nepajaučiamas Lenkijos valstybės pulsas. Ir Lenkijos valstybės požiūris į tuos pačius vatnikus, sakykime, arba į tą pačią Kremliaus agresyvę politiką. Ten to nėra. Yra kitoks negu vietos Lenkų šiek tiek. Tai va, aš noriu pasakyti, tai va, už šitą aš pasisakyčiau visai kelčiau abi rankas. Ir dar daug dalykų yra, iš tikrųjų, yra dalykų, kurios galima daryti ir kurie padės geriau jaustis visiems mūsų valstybėje. Na gerai, o Lenkų politikai, ar sutiktų su tokiais jūsų teiginiais, kad viskas čia vietiniams Lenkams gerai ir nereikia kelti tų klausimų dvišaliuose santykiuose? Aš taip pasakysiu. Kada aš skaitau atmintinę, kad susirinkę aukšti valstybės pareigūnai, dignitoriai, vietoj to, kad kalbėtų apie geopolitinius iššūkius, ką ir turėtų daryti. Pagaliau apie tarpusavio prekybą, kuri beje klesti, jeigu atvirai kalbant. Kalba, žinot, jūs perkelėt šitą mokyklą 2,5 kilometro toliau. Kodėl jūs ją perkelėt? Jūs gražinot žemę, žinot. Bet taip gražinot per sukastus dantis. Ir kai tam girdi, skaitai ir matai, tai man tai tampa apgailėtina. Ir aš manau, kad šiuo atveju aš rašau, kad Lenkų politikam reikės didelės politinės drąsos pasakyti, vyrai, save įsivarėm į kampą. Visada gali būti geriau, bet Lietuvoje Lenkų bendruomenės situacija yra gera. Aš tai pasakyčiau pavyzdinį. Niekur nerasit pasaulyje daugiau, kiek čia gyvena Polonijoje visoje pasaulyje, tiek mokyklų, nerasit to pagaliau, koks ten jo reitingas, aš negaliu pasakyti, to Balstogės universiteto, jis geresnis ar blogesnis, bet jis yra. Nekalbu, reiškia, apie kultūrinį gyvenimą ir kitus dalykus. Taip, kad aš tai sakau, aš siūlyčiau šitą dalyką nuleisti iki tam tikro lygio, nes jeigu mes pradėtume irgi kalbėti, žiūrėkit, ką tik tai buvo 12 lietuviškų mokyklų, liko 4. 3 milijonai zlotų įsiskolinta. Žiburio gimnazijai. Lietuvos valstybė dengia tai, savivaldybė nemoka. Ir teismai ten nustatė. Bet ką aš noriu pasakyti, tai mes nusileisim į tokį dalyką. O kaip pas jūs? Aha, čia pas jūs. O kaip pas mus? Klausyk, šitie dalykai turi būti sprendžiami žymiai žemesnių lygmenių ir tai neturi tapti kliūtimi kalbėtis ir dirbti mums. Žinoma, aš kaip ir sakau, Lenkija žymiai didesnė valstybė ir jinai gali ramiai atsukti nugarą, sakyti, nereikia mums čia jūsų, jūs to nedarot, panašiai. Aš nežinau, kas iš to išloš. Praėjusi vyriausybė tą bandė daryti, kai atsisakė regioninio telkimo, lyderystės atsisakė. Ir buvo pasukta į Veimaro trikampį, mes sėdėsim 3 su didžiaisiais berniukais, aš atsimenu dar buvusio mano kolegos ministro frazę Britams, jūs nenorit, mes užimsim jūsų vietą. Ir taip toliau. Bet žinot, atsitiko taip, kad pati Lenkija, kokia jinai bebūtų svarbi, neatstovaudama plačiam frontui, Višegradui, Baltijos valstybėms, jinai nėra tokia įtakinga, kokia galėtų būti. Bet jeigu jos balsas būtų vienijantis ir įsakomas viso šito regiono, šiaurės ir centrinės Europos vardu, tai aš manau, tai būtų labai, labai svarbu, dėl to ir labai reikalinga ir naudinga ir pačiai Lenkijai. Bet čia pasirinkimas yra pačių Lenkų. Ir lietuvių, nes mūsų užsienio politikos oficialiai retorika kitokia, negu jūs siūlot. Net ir Linas Linkevičius prieš važiuodamas į Varšuvą vėl Seime sakė, kad atsiprašys dar kartą ir kad dėl jūsų asmeniškai jam gėda, dėl to balsavimo. Žinot, aš tai pasakysiu, niekas šito piliečio neįpareigoja atsiprašinėti už Seimą. Tuo labiau, kai jis atsiprašinėjo, kai jis net nebuvo Seimo narys, niekas jo negalioja. Tai žinot, galima nuvažiuoti ir galima daug dalykų prikalbėti. Aš tik tiek pasakysiu, kad galbūt tada galima būtų kalbėti apie tai, kad apgailestauti, kad žmogus taip ir nesugebėjo galbūt perskaityti Lietuvos konstitucijos, valstybinės kalbos įstatymą. Jeigu nesugebėjo, tai čia tik galiu apgailestauti. Bet tokie vieši pareiškimai, aš manau, jie nieko gero neduoda. Bet gal Lenkijos partneriams siunčia kažkokį signalą, kad vis dėlto Lietuva pasiruošusi. Aš manau taip, kad Lenkijos politikai yra pakankamai protingi, kad jeigu jie norėtų atsisakyti tos darbotvarkės, kurią jiems nubraižė čia kai kurie vietiniai Lietuvos Lenkų atstovai kartu su Latvių gatvės, tai yra su Rusijos pagalba.
ir įtraukė, ir tai tapo vidinė darbotvarkė Lenkijoje. Bet kas yra blogiausia? Kad šitie klausimai tapo vidinės Lenkijos politinės darbotvarkės dalim. Ir dabar kiekviena ten kokia būtų partija ar jėga, ir dabar sako, aš negaliu pasitraukti. Ne, tada kiti mane kritikuos. Tai jau diskutuojama viduj, o ne dvišalių pagrindų. Ir štai, kur yra didysis, sakyčiau, Kremliaus laimėjimas. Kad tai tapo jūsų, Lenkijos, turiu mintį, politinės darbotvarkės, vidaus politinės darbotvarkės dalim. Nu, jie tą pasiekė. Tai ir pasiekė nebe, sakykime, ir mūsų klaidų kai kur. Tai ar pavyks ištaisyti šios kadencijos Seime, tarkime? Aš nežinau. Aš tiek galiu pasakyti, kad aš visada už lygiai teisius, pagarbius santykius, be jokių ultimatumų, be jokių išankstinių sąlygotumų. Ir jeigu tokią poziciją užims kolegos iš Varšuvos, tai aš manau, kodėl ne. O jeigu bus išankstinės sąlygos, jūs padarykite tą arba ne, tai aš kaip ir sakau, žinot, mes irgi turim ilgą istorinę atmintį ir turėjom visokių turėjom velnevų ir su KGB to pačiu, ir su rusais, ir NKVDistais, ir komunistais, ir kazokais, caro, ir juodašimčiais, ir ko tik nori. Tai čia Lenkija lygina dabar su KGB? Ne, aš tik noriu pasakyti vieną dalyką, kad tai yra tautos savigarbos jausmas, kuris neleis niekuomet diktuoti kažkam kitam. Tai vienas buvęs diplomatas per vieną iš milijonų konferencijų skirtų Lietuvos-Lenkijos santykiams sakė, kad lietuviai sėsdami prie stalo derybų reikalauja pirmiausia atsiprašyti, paneigti teiginį, kad lietuviai bėgo iš Žalgirio mūšio, o tada pasiruošė pridėti kitas kalbas. Tada jau čia, tai čia jau palikim šitą istorikams, aš manau, ir žinot, mes visi turim tam tikrų įsivaizdavimo. Istorija mūsų ateina. Dabar, pažiūrėjau, Lietuvoje daug kas kritikuoja Šapokos istoriją, kad jinai romantizuota. Tai lygiai tokie patys yra ir Lenkijoje dalykai. Ten tai būtų Ignaco Kraševskio romanai, ar būtų Sinkievičius. Ir tai auga. Ambicijų atsisakyti. Ne, tiesiog tegul tai būna, tegul žmonės taip galvoja. Istorikai rimti, kurie susirinka konferencijose, aišku, taip nekalba. Tai kalba, lygiai taip pat dabar galima sakyti, yra populiaru kalbėti, pavyzdžiui. Tai armija Krojova, kaip ten buvo su ją? Jinai gavo iš vokiečių ginklus ar negavo? Gavo, radom archyvus Bernardinų bažnyčiai, kuri rodo. Bet ar tai parodo, kad armija Krojova nebuvo kovotoja prieš nacius? Aišku, ne, tai nepaneigia. Bet kiekvieną faktelį tu gali ištraukti ir išvesti. Istorija yra toksai dalykas, sakyčiau, jis geras, labai pagaulus, bet jis ir pavojingas, nes tave gali nuvesti į velnią žino kur. Todėl aš tai sakyčiau, jeigu jau kažkam tai labai knieti, vieną ar kitą klausimą iš praeities, sakykime, bandyti judinti arba bandyti teikti ir kažką paauklėti, tai geriausia tą daryti susirinkus kartu į įvairiausias konferencijas. Aš taip žiūriu. Ir man netgi kartais kyla minčių, žinoma, tai aš jokių būdų nelyginu su Kremlium Varšuvos. Bet mes turėjom visą laiką, dabar žinoma, jau tas sustingo, turėjom dvišalę istorikų komisiją su Rusija. Lenkai tą patį turi. Sunkių klausimų komisija, mes vadinam taip. Iš mūsų pusės, aš dabar neatsimenu, kas buvo ten vadovas, man atrodo, kad Laurinavičius istorikas, iš kitos buvo Čiaburianas, toks akademikas ir istorikas. Ir kas įvyko? Nepaisant visų tų, visokių nesutarimų, mums pavyko išleisti 2 tomus, 2 tomą, aš dar taip, kai dirbau dar kabinete, aš dar, kadangi mūsų buvo atsakomybė, aš dar žiūrėjau, pratarmę, nes visi mūšiai būdavo ne dėl to, kad archyviniai dokumentai kokie ten skelbimi tuose rinkiniuose, bet kas parašys pratarmę? Ir pratarmė, tai nusako. Ir mes sutarėm, ir 2 tomai išėjo fantastiniai, ir 2 tomo pavadinimas labai įdomus, tarp kitų, aš tik atsiprašau, rusiškai pasakysiu. Советский Союз и Литва в годы Второй мировой войны. Tai pavadinimas jau rodo, kad galima surasti būdų tarp specialistų, tarp istorikų, tarp profesionalų, kalbėtis faktų kalba. Žiūrėkit, čia neparašė, kad v sastavė ar ten kažkur. Goda, kad tai pripažįsta, kad tai buvo okupuota. Taip, jinai buvo okupuota. Ir kokie buvo santykiai. Tai aš noriu pasakyti, galbūt reikia mums ir tarp Lietuvos ir Lenkų istorikų, bet nedaryti tokios formalios, bet tiesiog padaryti tokius. Nors faktiškai mes ir nelabai turim dėl ko, aišku, yra keli klausimai, kur galima jos pastoviai kelti ir eitrinti, bet
Aš manau, šiuo atveju kiekvienas turim likti galbūt prie savo ir nebandyti tikinėti. Jeigu kažkam tai bus vidurio Lietuvos, Lietuvos Šrotkovai, reiškia, apsisprendimas, tai kitam bus okupacija. Nu, gerai, tai... Na, bet Aš neįtikinsiu, sakykime, ten kokio Gžegošo, o Gžegošas niekuomet neįtikins manęs. Nu ir liekam taip, kaip liekam, bet tai netrukdo mums bendradarbiauti. Ačiū Jums už pokalbį. Прошу. Нашим гостем был Аудроня Сажубалис, послал на Сейм консерватиста, был министр справ заграничных.